Anksčiau negalėjo. Tu ne Glorijos duktė? Maždaug. Galiu paaiškinti. Ką paaiškinsi? Apmovėt mane. Atsiprašau, viskas ne taip, kaip galvoju. O ką man galvok? Ne, Antonijau. Šaipėtės iš manęs abu, visą laiką. Antonijau, neišeik. Išeinu. Antonijau. Kągi, panaičiai, skaitysim Don Kichotą iš Lamanšos. Ne, mokytojau, skaitėm, na, bada. Dabar skaitysim kitaip. Analizuosim skirtingus kalbos lygmenis. Suprantat? Registrą? Ačiū. Nėra už ką. Kodėl plaukų nesusirišot, panelė? Buvau susirišus, tuoj vėl susirišiu minutėlę. Greičiau, kągi, atkreipkite dėmesį, kad iš pradžių kalba autorius apsimetęs pasakotoju, ar ne? Gerai. Jie, klausyk, buvau Glorijos kabinete. Ji pasakė, kad aš jos duktė, nežinau, ko prisidirbo, kad mane įvaikino. Mie, tau viskas gerai? Koluči. Pakartokit, ką sakiau. Nežinau. Kuolas. Man nerūpi. 2 kuolai. Mie, neliūdėk dėl jos. Ne dėl jos liūdžiu, Felicita. O dėl ko? Mokytoja, ar mes su Koluči galim išeiti? Ji blogai jaučiasi. Jokių būdų. Už tai, kad ją ginat, išeikit viena. Kodėl? Tylos. Neatsikalbinėkit. Lauk. Felė, kodėl tu nepamokoj? Karmen iš klasės išvarė. Tikriausiai kažką pridarėjai. Ne. Man atrodo, kad jie nepatinka geri vaikai. Nesuprantu, kodėl, bet nepatinka. Išvarė iš klasės. Imk, suvalgyk. Noriu bananinę. Gerai, imk, bananinis. Ačiū. Filė, girdėjau, kad buvai pasimatymę su to vaikinu. Koks jo vardas? Santiagas. Ne, jis iš Santiago del Estero, bet jo vardas Franciskas. Taip, girdėjau, kad buvot pasimatymę. Buvom. Kaip sekės? Buvom kine. Matei, koks jis šaunus ir labai geras, taip gražiai elgės. Nepanašu. Sprendžiu iš to, kai pasimetė, kai jo draugams pasakė, kad buvot kine. Išsigandusi mina jį išdavė. Kokia mina? Man atrodo, kad tas vaikinas šalia tavęs jaučias nejaukiai. Supranti? Rimtai kalbi? Rimtai. Apsirika, jis labai geras, labai gražiai elgės. Aš ir nesiginčiju, tiesiog stengiuosi pasakyti, stengiuosi tave perspėt. Jaučiu, kad jeigu ir toliau su juo susitikinėsi, tau blogai baigsis, Felė. Mičia, tau pačiai tu blogai baigsis. Aš tavęs nesuprantu. Felė. Pertrauka! Ponaičiai, aš dar klasiai. Nežinau, kaip reiks tos skolos išsilaisyti. Mie pati kalta. Kodėl taip atsakė mokytojai? Mie, Marisa teisi, nereikėjo jai priešintis. Mes dar kalbamės. Eik į koridorių. Eik. Išprotėjai? Kodėl būtent Karmen taip atsikalbinėjai? Palauk. Laura, ateik čia. Čia tau. Kas čia? Nežinau, buvo Pablo darbe ir mačiau šitą voką. Dabar susitikau Consuelą, Pablo sekretorę, kurį jie atnešė. Pažadėjau Pablui perduot, bet duodu tau, nes čia užrašytas tavo vardas. Na ir kas? Neatplėšiu? Kodėl, Laura? Reikia atplėšti. Ne, Marisa. Gerai, atplėšiu aš. Reikia pažiūrėti, kas ten viduj. Marisa, nereikia. Kas čia? Lolos įvaikinimo dokumentai. Ką? Lola įvaikinta? Taip, tik niekam nesakyk, jį dar nežino. Tėvai nesakė? Kodėl nieko nežino? Nieko nesakė, man irgi nepatinka, bet reikia palaukti. Tik nesuprantu, iš kur Pablo sekretorė gavo šitos dokumentus. Nesuprantu. Palauk, gal Lola paprašė Pablo, kad sužinotų naudodamasis Bustamantės ryšiais? Taip ir bus. Bylos numerį rado mano stalčiai, supranti? Kokios bylos? Kokiam stalčiui? Nieko nepasakai, Laura. Nieko nesuprantu. Ilgai pasakot. Dabar pasistenk atsikratyti šitų dokumentų, būk gera, padėk man. Nesirūpink, sudeginsiu. Taip, sudeginsiu, o kai Pablas ir jo pasirūpinsiu. Nesugalvos, viskas bus gerai. Marisa, kalbėjau su Consuela. Consuela. Nekvailiok, puikiai žinai, kad ji mano sekretorė. Ko
Končia, taip o ką? Sakė, kad tau perdavė laišką. Duok, būk gera. Nežinau. Štai, duok. Negalima rodyti Lolai. Neerzink manęs. Pablai, neduok Lolai. Duok, sakau. Negalima Lolai rodyti. Kas čia daros? Liaukis, paleisk ją. Ką darai? Voštuvė. Kvailys. Gerai jauties? Javi, viskas gerai? Sveika. Vėluoji. Viskas gerai? Ne, labai ilgai namus tvarkiau. Namie? Taip. Skambinu, bet nie karto neatsiliepiai. Rokai, nepristau. Palauk. Nesielk, kaip anksčiau, nereikia. Pasakyk, kas atsitiko. Tėvas? Vėl mušė? Taip? Ne. Pasakyk, kas atsitiko. Kas atsitiko? Atėjo kažkoks mafijozas mano tėvelio ieškoti. Mafijozas? Taip, su ginklu. Pasakiau, kad tėvelio nėra. Su ginklu turėjo ginklą? Ką to padarė? Grasino? Ne, ginklo neištraukė, bet mačiau, kad turėjo. Kai pasakiau, kad aš jo duktė, jis pasakė, kad mano tėvas jam skolingas. Ir jeigu netiduos per 48 valandas, jis jį nudės. Ką? Taip. Nesirūpink. Kaip nors gausim pinigų. Aš to padėsiu. Paprašysiu tėvų. Ne, nežinau, ar noriu gauti pinigų. Palauk. Ką turi galvoj? Gal man bus geriau jam nepadėti? Leisi, kad tavo tėvą užmuštų? Imk, tai ką žadėjau. Pablai, ačiū, tu nuostabus. Palauk, prisimeni, turėjau 2 naujienas. Vieną blogą, kitą gerą. Prisimenu. Nenoriu blogos išgirst. Nenoriu nuotaikos gadintis. Ne, su mumis susiję, turi išgirst. Su mumis? Taip. Kas atsitiko? Noriu skirtis, Lola. Kodėl nori skirtis, Pablai? Dėl Marisos. Ar dėl Marisos? Ne dėl Marisos. O dėl ko? Aš kaltas, aš nepasiruošęs rimtiems santykiams. Tu labai gera mergina, nenoriu tave skaudinti, todėl ir siūlau skirtis. Pablai, nekalbėk taip, aš tave myliu. Palauk, Lola, neverk. Abiems tai bus geriau. Mums reikia laiko. Ką gali žinot, gal kada nors? Ne. Pablai, jei nori draugauti be įsipareigojimų, aš neprieštarauju, tik nepalik manęs. Ne, Lola, neapsunkink visko dar labiau. Labai prašau. Pamatysi, tai bus geriau. Su tomi viskas gerai? Taip, laimė, manau, kad greitai jį susigrąžinsiu. Bet to reikės rašinį kartu rašyti, bus visai paprasta. Tu tikra šaunuolė. Žinau. Mergaitės, matėt Laurą? Tavo draugė nėra nematoma, pati matytum, jei čia būtų. Taip, bet man regėjimą šlubuoja. Kas čia? Laukinė! Gerai, kad susitikom. Jau laikas mums pabūdviesiam. Šį kartą mes abu norim su tavim pasikalbėti, Marisa. Kaip gražu, tėvelis ir mamytė nori su manim pasikalbėti, bet aš nenoriu, kaip gaila. Ne, Marisa, norim, kad mūsų išklausytum. Negi nesupranta, kad aš su ją daugiau niekada nesikalbėsiu. Marisa, būk gera. Marisa, norim pasikalbėti, nes aš pagalvojau... Gerai, klok pagaliau, ko nori? Marisa, jaučiu, kad tu man niekada neatleisi. Taigi esu pasiruošusi atiduoti tavo globą Martinui. Ką? Ką girdėjai? Ar sutinki? Sutinki? Vertė Nomeda Miselytė, skaitė Vaida Domanytė ir